Neeilinės rungtynės, prieš rungtynės atsiėmei tokius įsimintinus simbolinius marškinėlius už 200-asias sužaistas A lygoje rungtynės už Panevėžio klubą ir atsidėkojai už tą prizą nuostabių įvarčių. Na, turbūt vienas tokių įsimintinesnių karjeros rungtynių. Jo, vis tiek smagu tokį skaičių rungtynių sužaisti. Plius rungtynės buvo savų žiūrovų akivaizdai, laimėjom, vis tiek taurė buvo stadione ir pavyko įvartį įmušti ir iš tikrųjų tokia smagi įsimintina diena, galiu pasakyti. Na, panašu, kad Dainava paties klientas, galima pavadinti taip, per 4 rungtynės 3 įvarčiai dainaviečiams įmušti tavo ir dar ir statulėlės, turbūt trečia jau atsiimta būtent su Dainava. Kaip čia taip sutampa? Nežinau, kažkaip mano komanda atrodo gal nepradės mėgti manęs, jeigu iškris iš lygos, sakys, visą laiką bausdavams. Esi įmušęs ne vieną gražų įvartį per savo karjerą. Kaip pakomentuotum šitą šedevrą, kurį sukūrėjai, vis tik tai 2 gynėjai paguldyti ir smūgis į patį viršutinį vartų kampą? Tai nieko, tiesiog gavau perdavimą gerą iš Devėgos ir tiesiog žinau, kad jeigu stabdysiu kamuolį, tai iškart gynėjai prišoks, tai vienu lietimu mušiau, pataikiau geras, užkybo ir tiek. Po taurės laimėtų rungtynių finalinių atsivežėt trofėjų, visi panevėžiečiai čia galėjo nusifotografuoti prieš rungtynės, bet jums turbūt, aš įsivaizduoju, taip reikėjo prisiversti save motyvuoti, kad žengtumėt maksimaliai į aikštę. Ne, vis tiek esam profesionalai, vis tiek viską rimtai žiūrim į kiekvienas rungtynės ir plius su gera emocija vis tiek po to taurės finalo, po laimėto trofėjaus su gera emocija vis tiek irgi šiek tiek lengviau žaisti, yra šiek tiek biškį atsipalaidavęs, bet vis tiek prie savų žiūrovų nesinori ten pralaimėti. Ir nenuvylėt savų žiūrovų, taip kad dabar turbūt tokioj pakankamai geroj situacijai Panevėžys. Tai ko pirmiausia galbūt komandai, kaip kolektyvui palinkėtum ir pats savo šitam paskutinėje atkarpoje čempionato? Tai tiesiog visiems, kad be traumų pabaigtume sezoną ir kad kuo daugiau taškų, kuo daugiau pergalių surinktume iki sezono pabaigos ir viskas. Tai to ir linkim. Ačiū.